kilimėlio krašto, didieji pirštai kartu ir sėdmenys ant kulnų. Ir kai sėdmenys ant kulnų, jau po truputėlį tuomet pradedam leisti žemyn. Krūtinę paleidžiam ir kaktą paleidžiam. Čia mes galime užsimerkti. Palaiduoti tas vietas, kur šiek tiek tempia iš pat ryto. Ir savo dėmesio pasijungti prie GI kvėpavimo. Ir vaiko-asanai labai paprasta pajausti, kaip pilvas įkvėpimo metu prisipučia, nes jis atsipalaiduoja ir leidžiasi link žemės. Ir kaip mes iškvepiam, stebėti, kaip pilvas juda atgal link nugaros. 5 kvėpavimo ciklai čia. Ir paruošiame rankų pirštus, padedame pirštus plačiai. Ir su ateinančiu įkvėpimu pernešam svorį ant rankų ir visą kūną pernešam į priekį. Dabar kojų pėdos pakeltos, mes laikomės ant tiesių rankų, krūtinė į priekį ir vėl su iškvėpimu grįžtame atgal. Toks bus dinamiškas apšilimas. Įkvėpimas į priekį, atveriam krūtinę, pėdos į viršų, tarsi norime pasiekti viršugalvį, iškvėpimas atgal. Ir keliaujam, įkvepiam į priekį 3, iškvepiam atgal. Įkvepiam į priekį 2, iškvepiam atgal. Įkvepiam į priekį 1, iškvepiam atgal. Gerai. Su ateinančiu įkvėpimu gaubiame nugarą, tarsi kažkas kelia mus už mentės į viršų, padedame kelius pečių plotyje ir toliau tęsime karvės poziciją. Įkvepiam į viršų, nugarą išriesta, iškvepiam, gaubiam nugarą. Įkvepiam į viršų, iškvepiam žemyn. Kartu su GI įkvepiam, iškvepiam atgal. Dar 2 kartą įkvepiam, iškvepiam. Labai gerai, Miglė, labai tave matau, puikiai. Ir dar kartelį įkvepiam. Ir su iškvėpimu judame su rankomis arčiau kelių, užačiam kojų pirštus, suglaudžiam kelius ir atsisėdame savo ant kulnų. Kojų pirštai užėsti. Kryžiuojame rankų pirštus, į pirštų mazgą ir tiesiog atpalaiduojame arba pramankštiname mūsų riešus. Tai čia toks sąmoningas judesys, mes tiesiog keliaujame į pojūčius ir judame šiek tiek greičiau. Gerai. Tai dabar atveriam delnus priekį, ištempiam rankas ir su įkvėpimu pakeliam. Tiesi nugara, rankos ištiestos, stengiamės rankas vesti už ausų linijos. Pėdos pradeda degti. Labai gerai. Dar 2.
Įkvepiam. Ir su iškvėpimu paleidžiame rankas ant kilimėlio. Padedame kojas pečių plotyje ir sėdmenis keliauja atgal. Mes keliaujame į malasaną, klubo atvėrimą. Kojų pirštai šiek tiek į išorę, už kilimėlių ribų, sėdmenis žemyn, rankos priešais. Ir dabar dinamikoje. Su įkvėpimu mes keliame sėdmenis, tiesinam kojas. Su iškvėpimu mes leidžiame žemyn, lėtai į malasaną. Alkūnėmis atrinėjame kulnus. Įkvepiam. Tiesinam kojas, iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Dar 5. 4. 3. 2. Įkvepiam 1. Iškvepiam malasaną. Malasanoj pasiliekam, pernešam svorį ant kairės kojos, kairę ranką padedam į kairę pusę ir dešinę ranką pakeliam į viršų. Įkvepimas čia. Su iškvepimu keičiame pusės, su dešinę ranką atvirinėjame dešinį keliuką, padedam delną į dešinę pusę, kairę ranką pakeliam į viršų. Iškvepiam kairę pusę, įkvepiam dešinę ranką į viršų. Iškvepiam dešinė ranka į dešinę pusę, įkvepiam kairę į viršų. Iškvepiam žemyn, vėl į malasaną. Ir dabar rankomis keliaujame į priekį, į lentos poziciją, padedam rankų pirštus plačiai, kojos pėdos kartu, viršugaliu tempiamės į priekį, kulnais tempiamės atgal, visi nugara, uodegikaulis po savim, pilvas aktyvus, žvilgsnis tarp rankų. Kvėpuojame čia 5. Ir čia dėmesys yra mūsų delnuose. Pastebėkite, kaip jūs kūno svorį paskirstot ant delnų. Paspauskite didįjį pirštą, rodomąjį, vidurinį pirštą, 4., 5. Dar 2. Ir 1 įkvepiam. Su iškvepimu nuleidžiame dešinį keliuką ant kilimėlio, kairę pėdą padedam vidurinę briauną ant kilimėlio ir kairę ranką pakeliam į viršų. Atveriam krūtinę. Tokia palengvinta šoninė lenta. Atveriam krūtinę. Su iškvepimu kairė ranka leidžiasi žemyn ir į priekį. Padedam ant kilimėlio, pakeliam kairę koją ir dešinę ranką į priekį. Laikome čia, balansuojam. 5. Kvėpuojame džiai, 4. 3. 2. Ir įkvėpimas. Su iškvėpimu dešinės rankos alkūnė keliauja prie kairės kojos. Ir mes susigūžiame kamuoliuką. Įkvėpimas vėl patiesinam koją ir ranką. Iškvėpimas nuleidžiame dešinę ranką ir kairę koją ant kilimėlio. Dešinė koja dabar atgal. Padedam ant iš vidinės briaunos ir šoninė lenta. Su palengvinimu dešinė ranka į viršų. Pakeliam žvilgsnį. Iškvepiam. Dar kartelį įkvepiam. Ir su iškvepimu nuleidžiame dešinę ranką žemyn. Pakeliam dešinę koją ir patiesinam kairę ranką. Kvėpuojame 5. 4. Stebime, kad kairės rankos petys neužspausto
kaklo. Jeigu spaudžia, jeigu jaučiate netgi su veidu, su galva, jūsų kairį petį, pasiuskite jį atgal. Dar vienas. Ir su iškvėpimu. Kairė ranka, dešinė koja. Įkvepiam, patiesinam ranką ir koją. Iškvepiam, nuleidžiame koją ir ranką žemyn. Užriečiam kojų pirštus ir keliaujame į šunį nuleistą galvą. Pirmas šuo, kaip visuomet, gali šiek tiek pajudėti, paspirkliuoti kojas, įsijausti į kūną. Gerai. Atrandame savo šio ryto šunį nuleistą galvą. Primenu, kad rankos pastoviai stipriai stumia kilimėlį. Mes traukiame sėdmenis aukštyn ir stengiamės kulnais siekti žemę, bet tik tuomet, jeigu mūsų nugara išlieka tiesi. Kvėpuojant 3. Ir paskutinis įkvėpimas. Iškvėpimas. Žvilgsnis į priekį, statome dešinę koją tarp rankų. Kairę koją pasukame 90 laipsnių kampu, tai yra kulnai vienoje linijoje. Pirštai žiūri į ilgą kilimėlio pusę ir mes keliame kairę ranką į viršų. Dešinė ranka lieka už dešinės kojas. Tvistas. Jeigu negalite pasiekti žemę su dešinė ranka, galite tada padėti dešinę ranką ant keliukų. Ir iš čia su iškvėpimu kairė ranka leidžiasi žemyn, mes pakeliam kairės kojos kulną ir keliame dešinę ranką į viršų. Kvėpuojam čia dar 2. Vienas įkvepiam. Iškvepiam, nuleidžiame dešinę ranką taip pat ant kilimėlio. Dabar variacijos. Arba kairė koja ant žemės, arba lieka tiesiai aktyvi, keliame rankas į viršų. Low lunge arba high lunge. Galinę koją stengiamės tiesinti, priekinę sulenkti, laikome presą tonuse. Dar įkvepiam. Ir su iškvepimu nuleidžiame rankas. Dešinę koją grąžiname į viršų, 3 kojų šuo. Kairį kulną stumiame žemyn, dešinę koją laikome tiesę, aktyvę virš klubų. Kvėpuojame 3. Klubai yra vienoje linijoje. Dešinis klubas nenueina atgal. Dar tiesinam galinę koją. Ir paskutinis įkvėpimas. Iškvėpimas, nuleidžiame dešinę koją žemyn, šunį nuleistą galvą. Ir dabar, kai banga, keliame kulnus, banguojame į priekį į lentą. Ir vinyasa. Iškvėpimas keliukas žemyn, arba iš karto čia ant ranką. Įkvėpimas kobra arba šuo pakeltą galvą. Iškvėpimas, šuo nuleistą galvą. Su įkvėpimu kairė koja keliauja į priekį. Pasukam dešinę koją, pėdą, 90 laipsnių kampu. Kairė ranka lieka ant kilimėlių, dešinę ranką keliame į viršų. Ilgas dešinysis šonas. Tiesiai aktyvi dešinė ranka, žvilgsnis į viršų. Dar 2. Įkvepiam. Iškvėpimas, dešinė ranka keliauja atgal ant kilimėlio, pakeliam dešinį kūną, dešinė ranka ant kilimėlio, kairė ranka į viršų. Tvistas į priešingą pusę. 3. Įkvėpimas. Iškvėpimas, kairė ranka žemyn,
Ir keliaujame arba su dešinė koja žemyn, arba dešinė koja tiesi, keliame rankas, delnai kartu. High lunge arba low lunge. Stiprus kojos ištempimas. Dar 2. Įkvėpimas. Iškvėpimas, rankos ant kilimėlių, pirštais plačiai, kairė koja į viršų, šuo nuleista galva su pakelta koja. Kvėpuojame 3. 2. Įkvepiam. Ir iškvepiam, nuleidžiame kairę koją, šunį nuleista galva, pasiruošiam ir su įkvėpimu keliame kulnus į viršų, banguojame į priekį lenta. Iškvėpimas jūsų variacija. Keliai, kobra arba žema lenta, šuo pakelta galva. Ir iškvėpimas, šuo nuleista galva. Su ateinančiu įkvėpimu žvilgsnis į priekį ir pastatome dešinę koją prie dešinės rankos. Dešinė ranka keliauja prie kilimėlio krašto, kairė ranka keliauja priešais, padarome trikampį ir keliame kairę koją į viršų. Stumiame kairį kulną atgal. Jūs galite likti čia, arba mes pernešam svorį ant dešinės kojos, dešinės rankos ir po truputėlį keliame kairę ranką į viršų. Vakar mes darėme visus tvistus ir kojų tempimus, tam, kad padarytum šitą balansavimo asaną, half moon pose, pusę mėnulio, ardha chandrasana. Dar kvėpuojame, žvilgsnis arba į priekį, arba į viršų link kairės rankos. Ir dar vienas. Puiku, labai gerai miglė, su iškvėpimu nuleidžiame kairę ranką žemyn, kairę koją grąžiname atgal, padedame rankas ir keliaujame į šoninę lentą. Dešinė koja arba ant kairės, viršuje arba priekyje. Dešinę ranką keliame viršų. Stiprinam rankas. Dar 2. Įkvėpimas. Iškvėpimas, dedame dešinę ranką ant kilimėlio, nuleidžiame kelius ir keliaujame į vaiko asaną, ištempiam nugarą, atpalaiduojame riešus. Nuraminame kvėpavimą. Ir su ateinančiu įkvėpimu guldėm nugarą, keliaujame ant 4 ir su iškvėpimu iš šunų nuleista galva. Puiku, statome kairę koją prie kairės rankos, darysime tą patį. Kairę ranką iš kairės pusės, dešinė priešais, trikampis. Pakeliam dešinę koją. Liekame čia 5 kvėpavimo ciklai arba pernešam svorį ant kairės pėdos, kairės rankos, pasukam dešinę pėdą, vidurinė briauna, žiūri žemyn ir keliame dešinę ranką į viršų. Kvėpuojam čia. Jeigu sunku laikyti balansą, gali tikrai nuleisti žvilgsnį žemyn, žiūrėti į tašką priešais. Žvilgsnio labai daug kas priklauso mūsų balansavimo asanas. Ir paskutinis įkvėpimas. Iškvėpimas nuleidžiame dešinę ranką ant kilimėlio, dešinė koja keliauja atgal, paruošiam rankas į šoninį lentą. Keliaujame ant dešinės, kairę arba ant viršaus, arba priekį. Kairė ranka viršų. Tvirtos kojos, kairį klubą stumėme aukštyn, aktyvi dešinė ranka, riešas ir petys vienoje linijoje. Labai gerai. Dar 2. Įkvėpimas. Iškvėpimas, nuleidžiame kairę ranką ant kilimėlio, keliukai ant žemės ir vaiko asana.
Įkvėpimas. Iškvėpimas. Dar vienas įkvėpimas, gilus, udžiai. Ir iškvėpimas. Su ateinančiu įkvėpimu gaubiam nugarą. Užečiam kojų pirštus. Keliaujame šunį nuleisti galą. Iškvepiam. Statome dešinę koją į priekį, kairę koją ir patiesinam nugarą. Ardha Uttanasana. Sulenkiame kelius, jeigu reikia, iškvėpimas Uttanasana. Atpalaiduojame viršutinę kūno dalį. Dar vienas įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Su ateinančiu įkvėpimu ant sulenktų kojų apvali nugara, slankstelis pas lankstelio, atsipalaidavimui kylame į viršų, stebint, kur tempia. Galbūt pečių linijai, galbūt kaklo srity. Pakylam po truputėlį į viršų, pečius pritraukime prie ausų ir nuleidžiame atgal. Rankas suvedame pirštų mazgą. Kažkaip man galva. Ir su įkvėpimu patiesinam rankas, atveriam krūtinę. Kvėpuojame ir atveria krūtinę. Ir su iškvėpimu paleidžiam. Kojas padedame pečių plotyje. Dabar balansavimui ir presui darysime tokį labai fainą pratimą. Pernešam svorį ant kairės pėdos, pakeliame dešinį keliuką į viršų. Rankos gali būti šonuose. Taip, su rankomis mes pakeliame rankas į šalis, su iškvėpimu mes su smakru judame link dešinės kojos. Rankos balansuoja šonus. Įkvėpimas mes vėl pakylame, delnus atveriame į šalis, delnai žiūri į viršų. Iškvėpimas smakru judame link dešinės kojos ir delnai prasisuka. Įkvėpiame viršų. Iškvėpimas link kojos. Pasiekiam, pabučiuojam. Įkvėpiam. Iškvėpiam žemyn. Ir paskutinis įkvėpimas. Iškvėpimas. Gerai, pritraukime dešinės kojos keliuko prie krūtinės. Pirštai kojų žiūri į viršų. Ir kairė ranka lieka ant dešinės kojos, dešinę ranką mes traukiame į dešinę pusę. Jeigu nori, miglė, gali pabandyti paimti už dešinės kojos išorinės briaunos. Aha. Nebūtinai koją pilnai patiesinti. Galbūt vos. Svarbu išlaikyti balansą ir pasukti žvilgsnį link dešinės rankos. Stenkimės patiesinti atraminę koją. Ir po truputėlį grįžtame į centrą. Gerai, atpalaiduojame dešinę koją. Atpalaiduojam kairę, tiesiog pakeliam ją ir pakratom. Kitą koją pernešam svorį ant dešinės pėdos. Pakeliam kairės kojos keliuką. Rankos į šalis, delnais į viršų. Įkvepiam. Su iškvėpimu traukiam smakrą prie kairės kojos ir prasukame rankas. Taip, kad delnai vėl žiūrėtų viršų, bet prasukti. Įkvepiame viršų, atveriam.
Iškvėpimas, judame su smakru link kairiojo keliuko. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam dar 2. Iškvepiam. Įkvepiam į viršų. Paskutinis iškvepimas. Pakeliam keliuką arčiau krūtinės. Žvilgsnis į priekį. Randame pusiausvyrą. Variacija pirma. Dešinė lieka ant kairės kojos. Kairę ranką traukiame iš šono. Antra variacija. Paimam už išorinės pėdos dalies. Ir po truputėlį tiesinam koją. Kiek leidžia lankstumas ir balansas. Kvėpuojam čia. 3. 2. 1. Grįžtame su korpusu į priekį. Leidžiam kairę koją. Atpalaiduojam dešinį kratą. Iškvėpimas Uttanasana leidžiam žemyn. Įkvėpimas Ardha Uttanasana pusę kelio aukštyn. Iškvėpimas dešinė, kairė koja atgal, šuo nuleista galva. Kai banga nueiname į priekį lenta, įkvėpimas. Iškvėpimas Chaturanga arba Ashtangasana. Įkvėpimas Kobra arba šuo pakelta galva. Iškvėpimas šuo nuleista galva. Su įkvėpimu pakeliam dešinę koją į viršų. Ir iškvėpimas. Dešinės kojos keliukas juda link dešinės delno, pėda link kairės rankos. Nuleidžiame dešinę sulenktą koją. Kairę koją mes pakeliame ant puspirščių ir šiek tiek paspirkliuojam. Kūnas pasuktas į priekį. Paspirkliuojam. Pirmyn, atgal. Švelniai. Su kvėpavimu. Ir tuomet nuleidžiame kairį keliuką, palaiduojame pėdą. Pakeliame žvilgsnį ir krūtinę į viršų. Kvėpimas. Ir su iškvėpimu mes leidžiamės ant alkūnių. Klubai yra vienoje linijoje. Tempimas sėdmenų, klubo atverimas. Ir atsipalaiduoti. Visą tą energiją, kurią mes sukūrėme per dinamiką, per stovimas asanas, dabar mes jau nukreipiame į atsipalaidavimą. Į klubo atverimą, į susitelkimą. Nes kai nėra energijos, netgi temptis arba kažkur kreipti dėmesį yra sunku. Viskam reikia energijos, netgi sąmoningai atsipalaiduoti, tam irgi reikalinga energija. Dar 3. Ir paskutinis įkvėpimas. Iškvėpimas. Su įkvėpimu. Delnus grąžiname arčiau kojos, pakeliame savo krūtinę. Nuleidžiame dešinę klubą ant kilimėlio ir pasisukam prie kairės kojos. Dešinė pėda viduje, kairės ištiestos kojos.
Palaiduojame dešinį klubą ir keliuką ant kilimėlio. Kairė koja tiesiai aktyvi, džiana širšasana. Su įkvėpimu rankose viršų. Išilginam šonus, nugarą ir su iškvėpimu leidžiamės link kairės kojas. Dabar čia variacijos. Jeigu pasiekėt čiurną, liekate čia, turinėjate krūtinę. Jeigu pėdą, su dešinė ranka mes paimam už išorinės pėdos briaunos, su kairė ranka sukamės į kairę pusę. Ir po truputėlį save traukiame link kairės ištiestos kojos. Ir čionais svarbu giliai kvėpuoti, nes iš vidaus mes darome tą tempimą. Čia mes turėsime dar 3 gilius kvėpimus ir iškvėpimus. Ir dar vienas įkvėpimas ir iškvėpimas. Su ateinančiu įkvėpimu dešinė ranka tempiasi aukštyn, pakyla į viršų. Su iškvėpimu dešinė ranka juda atgal, su kairė ranka pasiekiam keliuko ir susisukam į dešinę pusę. Sukame smakrą prie dešinės rankos. Su įkvėpimu grįžti į centrą. Ir dabar mes galim iš karto keliauti į kairės kojos balandžio asaną, dešinė koja keliauja atgal. Kairė koja sulenkta. Pakeliame dešinę koją ant puspirščių ir paspirguojame. Priekį atgal. Ir nuleidžiame dešinį keliuką, palaiduojam dešinę pėdą. Ir su įkvėpimu pradžiai patiesinam nugarą, išilginam pilvo raumenis. Ir tuomet ant akų nuleidžiam. Arba dar giliau. Stebėkit pojūčius. Kiek kūnas nori jūs leisti žemyn. Ir jis nesipriešina, nėra tokio susitraukimo viduje, kai nusileidžia žemyn. Ir atsipalaiduoti čia. Galite padaryti tų kumščiukus vienas ant kito ir atpalaiduoti galvą čia. Dar tai kvėpavimo ciklai. Ir su ateinančiu įkvėpimu keliaujame antrą delnu. Atveriam krūtinę. Leidžiam kairį sėdmenį ir pasisukam prie dešinės kojos į džiano širšasaną. Kairį keliuką nuleidžiame žemyn. Tiesinam nugarą, dešinė koja aktyvi, pirštai į save. Įkvepiam rankos į viršų ir ištepiam nugarą. Pasisukam link dešinės kojos ir leidžiame žemyn. Tiek, kaip šiandien leidžiame.
pėdas. Pastebime visą kūną dabar, kaip jaučiasi pečiai ir kaklas. Palaiduojam šią vietą, kaip jaučiasi viršutinė nugaros dalis. Ir palaiduojam. Įkvepiam šiek tiek giliau, pajaučiame, kaip išsiplečia šonkauliai, vidurinė nugaros dalis prisiplečia. Su iškvėpimu leidžiame šiek tiek žemyn, dar giliau. Dar įkvepiam. Ir su iškvėpimu leidžiame žemyn. Dar vienas įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Su įkvėpimu pakeliame rankas į viršų, patiesinam nugarą. Kairė ranka keliauja atgal, dešinė ranka ant kairės kojos ir sukamės. Laikant tiesę nugarą, viršugalvių tempiamės aukštyn, smakras juda link kairės rankos. Ir su ateinančiu įkvėpimu keliaujame į priekį. Gerai, tiesinam kojas. Palaiduojam. Ir padarysime pagal jus dvi atvirkštinės asanas. Pirma yra halasana, kita yra sarvangasana. Stovėsime ant pečių arba žvakę. Rankos prie klubo. Gerai, atsigulam ant nugaros. Jeigu nedarote, šiandien met drugelis. Atsigulat, sujungiat savo pėdutes, rankas galite uždėti ant kojų ir minkštai gulti. Jeigu darote atvirkštinės, gerai jaučiatės delnais, stumėmės nuo kilimėlių, pakeliame kojas aukštyn, dvi abi tiesias kojas. Dar labiau atsistumiam ir kojos keliauja už galvos. Nesukam kaklo, tiesiog klausomės. Pradžiai galite padėti kelius ant kaktos ir po truputėlį tiesinti kojas į halasaną. Rankos arba ištiestos, arba šiek tiek giliau galite rankas suvesti į pirštų mazgą. Ir dar labiau suvesti mentes ir pečius. Dabar koks pojūtis kaklo srity? Mes neturime daryti hiperekstensijos, tai yra išlenkti kaklą. Mes laikomės ant pečių ir šiek tiek labiau ant galvos, ant to taško, kur mes liečiame su galva. Tad kaklas atsilaisvina, nereikia jų išlenkti. Dabar galite likti čia, arba sulenkiam alkūnes, padedame delnus ant nugaros vidurio ir pakeliam vieną koją ir kitą koją į viršų. Žinai, su rankomis mes ne tik prilaikome nugarą, bet ir ją stumėme į priekį, tam, kad jinai būtų tiesi. Kojas pakeliame viršų, klubus stunčiame į priekį, žvilgsnis arba į kojų pirštus, koncentracijai, arba užsimerkus į gerklės erdvę. Ir čia 7 kvėpavimo ciklai. Kojos atsipalaidavusios,
Limfa laisvai teka žemyn. Dar 2. Ir paskutinis įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Kelius leidžiame ant kaktos. Patiesinam kojas vėl į halasaną. Nuleidžiame delnus ant žemės. Ir su aktyviu presu slankstelis po slankstelio leidžiame, masažuojame nugarą žemyn. Nuleidžiame nugaros apačią. Ir dabar kairė koja keliauja ant kilimėlio. Dešinę koją mes pritraukiame prie smakro. Pakeliame galvą į viršų. Gerai. Kairė koja. Dešinė koja keliauja į kairę pusę. Dešinę ranką į dešinę pusę. Lengvas susisukimas čia. Galvą taip pat pasukame į dešinę pusę. Ir grąžiname dešinę koją prie krūtinės. Dabar patiesinam dešinę koją ir apkeičiam. Kairė koja juda į viršų, dešinė koja žemyn, sulenkiam kairę koją prie smakro, pakeliame galvą į viršų. Kairė koja keliauja į dešinę pusę, kairė ranka į kairę. Galvą pasukam į kairę pusę. Ir grąžiname kairę koją prie krūtinės. Kairę koją patiesinam ir nuleidžiame žemyn. Ir dabar, kadangi buvo labai intensyvi asana, halasana ir vėliau stovėsime ant pečių ir mūsų kaklas buvo išlenktas, mes padarysime asaną, kuri neutralizuoja visas atvirkštinės. Delnus dedame po sėdmenimis. Darysime žuvies asaną, Matsyendrasana. Jūs galite pajausti, kad po sėdmenimis delnai ir didieji pirštai liečia. Alkūnės keliauja kuo labiau į vidų. Jūs suvedat delnus, suvedat mentes. Ir dabar pakeliat krūtinę į viršų, alkūnės sulenktos ir galvą nuleidžiate atgal. Kad būtų atvirkštinė pozicija kaklo, nei buvo prieš tai. Pėdos kartu. Ir su viršugaliu mes stengiamės pasiekti žemę. Krūtinė atvira, kvėpuojame į krūtinės centrą. Ir po truputėlį slankstelis po slankstelio atpalaiduojame nugarą ant žemės, paleidžiame rankas, padedam kojas prie kilimėlio krašto. Jeigu reikia, gali dar kartą atsistumti alkūnėmis, atverti krūtinę, sudėti pečius ir tuomet nugarą. Rankas ištempiam į šalis ir nuleidžiame delnais į viršų. Ir galvą pasukam kairę pusę ir į dešinę. Grįžtame į centrą ir atsipalaiduojame šavasaną.
Galime kartu įkvėpti pro nosį, užkvėpti pro atvirą burną, tai paleidus save dar labiau. Taigi galime įkvėpti pro nosį ir iškvėpti. Ir dar kartelį įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir trečią kartą įkvepiam. Ir iškvepiam. Liekame savo erdvėj, atsipalaidavime, ramybėj ir malonumo būsenoj. Uždedam kairę delną ant pilvo, dešinę ranką ant kairio delno. Išgirskit vidinį pulsą, pulsavimą. Ir sukaučiame pėdas. Rankas galima sukryžiuoti pirštų mazgą, atverti delnus ir ištempti kūną. Sulenkiam kelius, atsigulame ant kairio šono. Dešinę ranką padedame priešais ir kelis kvėpavimo ciklus liekam čia. Ir su ateinančiu įkvėpimu lėtai užsimerkusios pakylame ant abiejų rankų. Sukryžiuojame kojas, atsisėdame su tiesa nugara. Padarome gilų įkvėpimą rankomis palei šonus, tarsi surenkam dangų, surenkam visą erdvės energiją. Suvedam delnus kartu ir pritraukiame delnus prie krūtinės, prie širdies. Švelniai nuleidžiame smakrą, galvą prie rankų, susilenkiam savo širdžiai, savo tiesai, savo vidiniam žinojimui. Sušildome delnus, surenkame energiją delnuose. Uždedam delnus ant veido. Ir su iškvėpimu perbraukiam delnais per šūkalbį, per ausis, per kaklą, kairę ranką, dešinę, pilvas, kojos.